Mane įkvėpė mano mokytojos pavyzdys, būdama 11-12, mačiau, kaip jinai su užsidegimu pasakoja apie literatūrą ir pagalvojau, kad pati norėčiau taip stovėti prieš klasę, taip pasakoti, analizuoti tekstus. Ir tada pasirinkau ne šiaip lietuvių filologiją, bet būtent lietuvių kalbos ir literatūros pedagogiką. Tai aišku, kad tai sudaro kalbos studijos, literatūros studijos ir taip pat pedagogikos bendrieji dalykai, į kuriuos eina ir psichologijos bendrieji dalykai. Šios mūsų programos išskirtinumas, programos, kuri yra būtent švietimo akademijoje, kad lietuvių kalbos ir literatūros pedagogikos studijas kasmet remia mecenatai iš Jungtinių Amerikos valstijų, tai yra Jurgio Milerio stipendija. Esu gavusi vardinę Jurgio Milerio stipendiją ir jaunas žmogus jam dažnai trūksta savivertės ir kai tave kas nors kitas pamato, kai vertina tavo pastangas, tada tai iš tikrųjų skatina toliau stengtis. Aš labai noriu būti šiuolaikiška mokytoja. Tai visų pirma, aš noriu atsikratyti tokių senų, nusistovėjusių tradicijų. Nenoriu rėkti, nenoriu kelti balso, noriu, kad mokiniai norėtų manęs klausyti, kad man labai svarbu perteikti mokiniams tai, kad mokytis nėra baisu, nėra sunku, reikia tiesiog noro. Lietuvių kalbos, tai yra gimtosios kalbos, gimtosios literatūros studijos ir kartu tai žinių perteikimas, būsimų mokytojų ruošimas, tai man atrodo, čia labai prasmina gyvenimą.